Sveiki visi. Starterio mašinos užvedimo, kaip čia pavadyti, stotelį ar akumuliatorius. Jis kartu, dar čia kartu su kompresoriumi yra. Pasišviest lempos yra. Krokodilai. Vienu žodžiu, čia įjungt dar gali ir nuo jo kraut kažką, yra 3 lizdai, prikurytelis, kaip sakyt, cigarečių pridegėjus tipo. Tai čia įjungia šituos lizdus, nu čia vienu žodžiu, čia kompresorius, čia šviesos. Čia iš vis patį į visą įjungia. Tai dabar įjungus, jeigu tai rodo, kad akumuliatorius jau įsikrovęs. Vienu žodžiu, čia jį pasikrauni, jis kaip koks akumuliatorius ir kartu su kompresorium ir dar nuo jo gali užsikurti mašiną, nu vienu žodžiu. Kažkoks tai toks dalykas. Nežinau, aš tokio nečiupinėjau dar. Čia susidėti. Įsideda pakrovėjas, įkroviklis. Čia dar, čia gali tipo ir nuo mašinos dar jį pakraut. Kas čia dar yra komplektėlėje, saugiklis, atsarginė lemputė, adata ir ant gale čia kamuoliam pripūst, čiužiniam kažkokiem, vienu žodžiu. Ir čia kompresoriaus šlangelį prisipūst kažką tai. Na, tas kompresorius, aišku, čia nestiprus, silpnas bus. Vienu žodžiu, esmė nekrauna. Jo jau pačio jis pats nepasikrauna. Nei nuo elektros, nei nuo ko. Dabar aš tarkim tą jojo kroviklį. Jeigu įjungiu ir įkišam, tai jokio, čia kai kraunasi turėtų degti šitą lemputį, bet jinai nieks čia jai nesidaro ir jinai bėski čiučiut mirktelna, kai įkiši, bet ir viskas, vienu žodžiu sakė, taip ir jis nesikrauna. Taip. Žiūrėsim, kas gal bėdos. Pirmiausia, tai patikrysiu patį jo tą pakrovėją. Tai ką jis čia rodo? 25 voltus rodo. Nu, tai jis kaip ir, jis pats kaip ir veikiantis. Vienu žodžiu nekrauna, esmė bus jame kažkas tai. Nes įkroviklis, tai sunkus, tai čia net ne impulsinis, o su transformatorium. Rašo, ką jie čia rašo. 12 voltų išėjime. 500 mA, o rodė 20 kiek ten kelis, nu tai aišku kritimas ir taip toliau. Gerai, ardysim. Čia ardysis, tai čia varžtelių, matosi skylutės varžtelius čia.
Suksim, nežinau, nečiupinėjau tokio, pirmąsyk tokį žaisliuką dar turiu, tai ardysim, žiūrėsim, kas jam yra. Atsukau dangtį. Ir čia labai taip jau da laidus šitos krokodilų, tai da eina patraukt. O kad jis man čia nemaišytų, tai reiktų gal čia kompresoriaus eina tas į manometrą. Tas manometras ant 3 berods samariezų. Atsisuksiu aš jį nuo korpuso, kad man eitų nuimt šitą visą balvoną čia su kompresorium. Šita dalis nugaro. Paskui eina akumas. Akumą čia atsijungsim, aišku, ant varžtelių bus. Dabar man šitas balvonas maišosi, tai atsisuksiu manometrą, kad jį velniop nusiimt. O akumas, tai žiūrau, yra kažkoks tai, ar čia kondensatas, ar čia kažkokie tai elektrolito tie garai. Nu, vien žodžiu, atsijungiu pirmiau šitą nugarą, kad jis čia man nesimaišytų. Na, aš čia šiek tiek jau už kadro prabėgau. Dabar kas šiaip pat įdomumo dėlė, kas liečia akumuliatorių. Tai nu, barška, nu čia netgi va, čia tuštuma. Toliau čia net matosi va tos tokį liejinių rėžiukai. Ir čia va taip eina. Tai va čia jau tuščia, čia jau akumuliatorius. Tai va jisai kaip eina iki čia tik tai. Nu ir jeigu iš šonų irgi. Ir va čia ta linijukė. Tai čia akumas, čia irgi tuščia. Tai jis labai toksai va plonas, nedidelis. O čia, kad rašo 17 ampervalandžių, tai čia biskį juokingai skamba, nes aš turiu savo negyvėlį štai tokio dydžio, jeigu taip jau sulyginant. Tai šitas turi, kiek iš čia dabar, 5 ampervalandžiai. Tai, o svoris, tai beveik jie vienodi. Tai čia ką rašo, tai čia hernia. Čia bus, turės daugiausiai 5, jeigu dar nemažiau, neaišku. Vien žodžiu, toks va, feikas. Tai, nu nebent čia tas akumuliatorius pritaikyti, tarkim, kaip padarytas kaip muliažas, kad tilptų į korpusą, o į šitą korpusą gal galima įdėti ir jau tokio dydžio akumuliatorių. Tai gal čia tiesiog tas užpildyta ertmė tom plasmasim. Nežinau, kas čia ant jo rašyta dokumentuose ar kažkur tai ant korpuso. Tai aišku, čia niekad nerašo, kiek jis čia, kokių turi tų talpumai visi tie. Taip, nu, buvo, nebuvo, čia tas akumas. Toliau. Platukė čia nieko blatno,
3 tranzistoriai, keli diodai, dėl viso ko patikrinau, viskas čia tvarkoja. Plata, viskas čia tvarkoja, nieks čia nesugėdė. Esmė buvo ta. Šitas akumuliatorius buvo per giliai jau išsikrovęs, kad jį pamatytų čia per tą kroviklį. Nes neparodžiau pradžiai, nepamatavau, ant jo buvo tik tai, turėjau tik tai 7 voltus, nu tai jis jau čia jau giliausiai įsikrovęs kaip švino akumuliatorius. Va, dabar aš jį nuo savo maitinblokio užjungęs buvau, biskį palaikiau. Iš viso ko pažiūrėsiu, ar jis čia gyvas ar negyvas tas akumuliatorius. Tai aš jį biskį, kaip sakyt, pakroviau. Ir dabar jisai jau biskį pakilo jo įtampa. Ir aš taip ir paskui pagalvojau, kad jo jau nepamatė, kaip sakytas, nes per giliai išsikrovęs. Dabar jeigu jungiu, čia į tinklą jau jungiu tą jo originalų krovimą ir prijungiu dabar tais klemas. Tarkim, jau kad jau tipo kraunam, ne tipo kraunam originaliai ir jau jį mato, jau tas ledukas raudonas šviečia. Nu, jeigu taip atjungiu, pajungiu, tai matosi, va, kad jisai užsidega. Ir vyksta krovimas, dar aš pažiūrėjau irgi per ampermetrą, krovimas vyksta ten miliampermetrais, kaip sakyti, lėtai. Tai tiek tų žinių. O kadangi aš ir pats nežinojau, ir nieks čia nežinojau, sakau, pirmas į tokį čiupinėjų, tai praktiškai jau buvo galima net neardyti. Nes tie krokodilai klemos jungiasi tiesiogiai prie akumuliatoriaus. Tai, kad jį atgaivyti, aš galėjau tiesiog pajungti tiesiai į krokodilus, duoti jam priverstinai to, kaip sakyti, krovimo ir jis būtų atsigavęs. Tai turbūt tik toks ir remontas. Tai aišku, dabar akumui tai jau jis labai nesveika, kadangi jis giliai išsikrovė ir nežinau kiek laiko buvo nepakrautas, tai ten viduje vyko visokios sulfatacijos ir nežinau kaip ten pavadyti dar. Tai jis kažkaip jau prarado savo gal kažkokių tai talpų. Nu, bet dabar pakrausim, sutversiu, tveriu aš jį atgal viską, pakrausim, žiūrėsim, jis ten, ką jis ten turi, neturi, nu ką ten žiūrėti bendrai. Jeigu jau nelaikys, tai reikia tada žiūrėti, gal dar įsimatuoti reiktų matmenis dėl visako, kad jeigu keist, tarkim, sugalvotų pasikeisti akumuliatorių, kad orientyras būtų koks telpa, kokį galima įdėti. Nu, toks tas buvo gedimas. Ai, nu tai dar ką galiu pasakyti, kad jeigu, tarkim, išsikrovė, ne, ir galima tiesiai per krokodilus jam paduoti, bet čia jau netiks išmanus pakrovėjas, jeigu nebent tas išmanus pakrovėjas turi atgaivinimo, sakykime, funkciją, kur gali duoti, nes šiaip jis nepamatys irgi nepakraus, tai reikia paprasto maitinblokio ar laboratorniko, užstatai 14,4 volto, ten amperų daug neužvarai, žiūra išlėti, nes irgi pajungiau, tai jis pats išlėto, labai išlėto atsigavo, ten nuo mili amperų pradėjo krauti, paskui biskį didėjo amperažas, jau šiek tiek pradėjo krauti. Ir tai tokie reikalai. Tai turbūt tiek, nežinau, tveriu atgal, užjungsiu, pakrausiu akumuliatorių
ir viskas, ir ko gero, kiek jis laikys, tai aišku, patikrinimas tik tai nebent jį pakraut pilnai ir vėl duot kažkokią tai apkrovėlę pastovę ir žiūrėt, kiek jis ten laiko laikys, ar jis čia dako vertas ar nevertas. Tai turbūt tiek. Kol kas tveriu atgal viskas, kraunu akumuliatorių, galima pažaist, pažiūrėt, pakraut, iškraut. Turiu iMaxą, tai per tą ten parodau, kiek ampervalandžių. Nu, vienu žodžiu, jau čia toliau žaidimukas tik tai gali būti. Tai va, o kol kas turbūt tiek. Iki. Nu, gal biskį per anksti atsisveikinau. Dar pažaidžiau su tuo akumuliatorium, pabandžiau aš jį įkrauti, bet jis pilnai neįsikrovė, voltažas pakilo maždaug iki 13,6 voltų ir į jį tik tai įpumpavo gal ten apie 2 ampervalandžius. Tai, ir vien žodžiu, akumuliatorius yra tik tai utilizavimui. Nes paskui dar po to jau baigimų, jau kraut pasibaigimui, pabandžiau pajungti kažkokią apkrovėlę menką, iš karto gesta tie indikatoriai, tie jau raudoni iš karto užsidega, jis jau nelaiko savyje nieko. Vien žodžiu, akumuliatorius utilizuoti tik tai, jau nieko gero, o pažiūrėjau Lemonui, tai tarkim tokio dydžio akumuliatorių, neatsimenu tiksliai, gal 20 ampervalandžių buvo, tai gali įtalpyti įdėti, bet susisiekiau su savininku, sakė, jis neprasidės su tuo reikalu, dar investuoti akumuliatorius ten nemažai irgi kainuos. Vien žodžiu, sakė, mesti į lauką. Tai tokios tokelės, ta plata, aš ten dar kaip iš pradžių galvojau, gal ten jinai reguliuoja, bet ten nieko nereguliuoja, čia tiesiog paprasčiausia indikacija maždaug rodo, ten tą akumuliatoriaus išsikrovimo lygį, tai ten nieko nesudaro. O jeigu jau kas turi, tarkim, ar naudojatės, tai kraukit su normaliu pakrovėju ir tiesiai per krokodilus, ten su tuo originaliu tai net nežaiskit, jis ten iš vis vėjas grynas. Tai šiaip tai čia žaisliukas tik tai ir čia gal gavosi labiau net ne remontas, o apžvalga. Tai jeigu jau pagal apžvalgą, tai patarčiau nepirkti tokio dalyko, ypač starterio, tam start funkcijai, užvedimui, automobilio užvedimui, reiškiasi, tai, tikrai ne. Sakau, arba jeigu jau turite ar ten kažką panašaus, tai užkūrėt mašiną, tarkim, ir turit laiko, iš karto jį kraukit. Statykit ant krovimo su normaliu pakrovėju, kur matot amperus, matot voltažą, tarkim, galit orientuotis panašiai, nes su tuo originaliu ten tuo blokeliu, tai čia vėjai, tik tai sakau, jūs ten nesuprasit indikaciją, tie rodys gal jums žalia, bet jis ten nieko nepasikraus gal. Vienu žodžiu, nepirkit, žaisliukas tikrai neapsimoka, pinigai bus veltui išmesti. Nežinau, tiek. Kaip kažkokį gal kelioninį, kažkokį gal kaip, kas ten, nežinau, žvejoja, tai prožektoriukas neva pasišviest, ar ten pasikraut telefoną kažkokį. Gal, bet tampytis tokią dėžę irgi neverta. Dabargi yra tų ličio baterijų, powerbankai visokie ir panašiai ir taip toliau. Netgi aš tam savininkui parekomendavau, sakau, geriau nusipirk, būna tie start užvedimų, reiškiasi, tų ličio baterijų, nedideli, kompaktiški, kišenių telpa, sakau, tai ten daugiau funkcijų, daugiau amperažų.
Nu, vienu žodžiu, nežinau, ką aš čia daugiau pribursiu. Nepirkit tokio dalyko, nes pinigai veltui. Tai tiek turbūt tada, gal dabar jau iki.